trūktų. Jiems reikėjo kur apsistoti. Nedidelio namelio, kad būtų patogu Chiarai. Tad mes ir nutarėm. Taip, čia ne kažin kas, bet viskas jums. Taip ir susipažinome su Chiara bei jos tėvais. Retas, kuris taip priimtų tai, kas jiems atsitiko. Tai nereiškia, kad jie nesielvartavo. Tiesiog jie su tuo susitaikė. Chiara pas mus perkėlė kolegos iš Molinetės ligoninės, kuriai buvo atlikta biopsija. Chiarai buvo diagnozuota 4 stadijos osteosarkoma. Labai retas navikas. Tačiau dažniausiai pasitaikantis tarp jaunų žmonių. Šis navikas itin pavojingas, tačiau jos atvejis dar sudėtingesnis dėl neįprastos auglio vietos prie pat stuburo. Prie to dar prisidėjo daugybinės metastazės, todėl prognozės buvo itin nepalankios. Mergina susitaikė su diagnoze, žinodama, kad taikydami chemioterapiją būtume galėję pristabdyti ligos eigą ir šiek tiek prailginti gyvenimą, bet vargiai būtume galėję ją išgydyti. Dabar viskas aišku. Aš nepasveiksiu. Supratau, man auglys. Ta pasakė gydytojai. Kodėl, Jėzau, kodėl man? Mačiau, kaip ji ėjo. Labai, labai, labai lėtai. Kai priėjo iki durų, paklausiau. Chiara, kaip sekėsi? O ji niūriu veidu, nežiūrėdama į mane, atsakė. Dabar nekalbėk. Ir pakartojo, dabar nekalbėk. Tada kaip stovėjo, taip ir krito iš ilgai lovos. Norėjau pasakyti jai tiek daug dalykų. Paskui pamatysi, galbūt esi jauna, bet turėjau gerbti jos prašymą. Jos veido išraiška rodė kovą virusią Chiaros viduje. Nes mergina žinojo, turinti ištarti Jėzui savąjį taip. Ne tik džiaugsme, bet ir skausme. Bet negalėjo. Nes visomis savo 17-metės jėgomis ji norėjo gyventi. Po 25 minučių Chiara atsigręžė į mane. Jos žvilgsnis, kaip visada, buvo šviesus ir gražus ir tarė, na mama, dabar gali kalbėti. Aš manau, kad didžioji Chiaretos gyvenimo drama buvo tos lemtingos 25 minutės, per kurias jį galutinai suvokė savo tragediją. Pamėgino ir sugebėjo ištarti savąjį taip. Chiareta buvo neįtikėtinai stipri ir ryžtinga. Taigi kartą ištarusi savąjį taip, daugiau niekada negrįžo atgal. Jaučiuosi tokia maža, o kelias, kurį turiu nueiti, toks sunkus. Dažnai jaučiuosi nugalėtas skausmo. Ir kartoju savo, jeigu to nori tu, Jėzau, ir aš to noriu. Man rūpi daryti tik tai, ko nori Dievas. Mes ilgai su ja šnekučiuodavomės apie ligą, gydymo eigą, apie pasiektus rezultatus, ir kurie dėja buvo labai, labai menki. Bet mes kalbėdavomės ir apie daugybę kitų dalykų. Ji nuolat manęs klausinėdavo apie mano sūnų ir žmoną. Stebėtina, su kokia vidinė ramybė, nors ir labai kentėdama, ji žiūrėjo ligai į akis.
Bent vienas chemoterapijos kursas jau buvo baigtas ir jai buvo nuslinkę plaukai. Prisimenu, kai pamačiau ją su peruku, ji pasakė: esu su peruku, nes manau, kad daugelis įsigastų. Ir dar tarė: kai slinko plaukai, buvo labai sunku, bet kai man jos kirpo, kiekvienai sruogai krintant sakiau: jie tau, Jėzau. Buvau namuose, mokiausi, kai staiga man paskambino ir pranešė: dėl pažeisto stuburo Kiera nebevaldo kojų. Pasiėmęs knygas po pažastim įšokau į pirmą autobusą, nuvažiavau į ligoninę, kur mane pasitiko jos mama. Pajutau, kaip pradėjo stingti kraujas. Tariau: kas dabar bus? Kai mano kojos išprotėjo, mano gyvenimas labai pasikeitė. Daugiau nebevaikščiosiu. Mama man pasakė: Jėzus tau atėmė kojas, bet davė sparnus. Ji niekada nekalbėdavo apie Jėzų, apie Dievą. Ji tiesiog gyveno Evangeliją, priimdavo tave savo kambaryje su šypsena veide. Tik vėliau sužinojau, kaip jai buvo sunku sėdėti dėl siaubingų kojų skausmų. Ir kaip jai psichologiškai buvo sunku susitikti su mumis, mokyklos draugais. Nes tai reiškia susidurti su tuo, ką ji žinojo turėsianti palikti. Ji žinojo, kad visą tai praras. Žinojimas, kad neteksiu jų, mane skaudino. Skaudu, kad manęs nebėra jų gyvenime. Kaip norėjau sustabdyti traukinį, kuris vis tolino mane nuo jų. Manęs laukia kitas pasaulis ir teliko tik atsiduoti jam. Jaučiuosi apsupta nuostabaus, palaipsniui man atsiveriančio plano. Mane stebino jos ramybė. Manėme, kad ji šypsojosi dėl mūsų. Bet paskui, norėdama suprasti, ar Kiera buvo tokia pat net ir tuomet, kai niekas jos nematė, ėmiau stebėti ją pro rakto skylutę. Ir pastebėjau, kad Kiera visada buvo tokia pat. Štai tada pradėjau suprasti, kad Jėzus suteikė Kierai malonę. Tomis dienomis su jaunimo grupe atostogavau Bardonekijoje. Su daugeliu iš jų drauge išgyvenome Kieros situaciją. Atrodė, tarsi Kiera su šia savo netikėta liga, šiame savo kelyje Dievo link, šiame kopime Dievo link būtų mūsų vadas, kuris surišo mus draugėn ir traukė paskui save viršūnės link, Dievo link. Laikas bėga ir aš sulaukiu pilnametystės. 18 metų. Galbūt mano padėtyje atrodo absurdiška, bet aš jaučiu, kad turiu viską ir galiu dar daug duoti. Kad ir tuos pinigus, kuriuos gaunu dovanų ir kuriuos tučtuojau išsiunčiu į Afriką. Ten jie pravers labiau. Valentino dieną ji man pasakė: mama turi nueiti į kirpyklą. Ne, į kirpyklą aš neisiu, Kiara. Tu nenori eiti į kirpyklą, nes miestelio žmonės sakys: tik pažvelkite į šitą. Kaip žinoma, mažame miestelėje žmonės kartais liežuvauja. Jos duktė miršta, o ji po kirpyklas vaikšto. Bet tu eik, nes šį vakarą su tėčiu turite švęsti. Man belipant laiptais tarė: negalvokit apie mane, pažiūrėkit vienas kitam į akis ir ištarkit: aš tave myliu. Nors dar nebuvau verkusi, Rudžeras atsisuko į mane ir tarė: dabar verki? Dabar verkiu, atsakiau jam, nes Kiera pratina mus eiti toliau vienus. Prisimenu, kaip Kiera man tarė: tėti, kai taip stipriai jaučiame Jėzų esantį tarp mūsų, esame laimingiausia šeima pasaulyje. Kaip dažnai tenka keletui dienų, atsiguliau ligoninę. Bet ne eiliniai apžiūrai, o kai kam daugiau, nes teko eiti operacinę. Buvo labai baisu. Supratau, kad man bus atliekama nedidelė operacija. Su vietinė anestezija. Nieko ypatinga.
Bet buvau net truputį išsigandusi, nes gerai nesupratau, ką man darys. Bet tas išgyvenimas buvo labai gražus, nes kai gydytojai pradėjo tą nedidelę operaciją, kuri buvo šiek tiek nemaloni, atėjo moteris, jos gražus, besišypsantis veidas švytėjo, ji priėjo prie manęs, paėmė už rankos ir padrąsino. Netikėtai atėjo, netikėtai ir dingo. Daugiau nebemačiau jos, bet mane užliejo didžiulis džiaugsmas ir išnyko visa baimė. Ji buvo tarsi angelas, kurį Dievo motina atsiuntė man. Tai buvo be galo gili Dievo akimirka. Vėliau Chiara atsisakė morfino, nes norėjo išlikti visiškai blaivaus proto. Dėl to šiek tiek nustebau, nes 16-metės, 18-metės dažniausiai prašydavo neleisti kentėti ir būti savo namuose. Devyniasdešimtųjų birželį auglys jau progresavo labai greitai. Tad po išsamių aptarimų su visa medikų komanda buvo nuspręsta pasiūlyti Chiaros tėvams, o paskui ir jai pačiai nutraukti gydymą. Nutraukiau chemoterapijos kursą. Jokių rezultatų, jokio pagerėjimo. Medicina sudėjo ginklus. Tik Dievas gali. Ilgi pokalbiai jos kambarėlyje mane įtikino, kad ši mergaitė buvo ne pagal savo amžių subrendusi. Tikrai labai subrendusi. Jos branda apėmė pačią krikščionybės esmę ir rėmėsi tikėjimu Dievo meilę, į kurią reikia atsakyti visada taip, kaip sakė ji. Šie išgyvenimai mus labai suartino, todėl stengiamės būti šalia kiek įmanoma dažniau, nes tai buvo pats natūraliausias dalykas. Suprasdavai tą išėjęs, nes tavo siela tiesiog pakildavo. Vienas įvykis mane pradžiugino. Tai buvo Chiaros Liubik laiškas. Prašiau jos išrinkti man naują vardą, kuris padėtų labiau gyventi Evangeliją. Liuči, šviesa, atsakė ji. Dievo šviesa nugalinti pasaulį, paaiškino. Ir štai aš jau Chiara Liuči Badano. Atrodė, tarsi būčiau naujai priėmusi krikštą. O ji pradėjo suprasti, kad iškeliavimas jau artėja. Tad ruošė mus tam momentui. Ji troško pasidalyti ir su manimi tuo savo susitikimu su Jėzumi. Prisimenu, kaip ji man pasakė, norėčiau, kad mano laidotuvės būtų šventė. Taigi buvo ruošiamos giesmės. Kartu su Kika džiaugsmingai įrašė viską, ką giedodavo. Ji man pasakodavo, kad jai patiktų būti palaidotai su balta suknele. Sakydavo, kaip nuotaka einanti pas Jėzų. Ir pridurdavo, dar būtų gražu ir rožinis diržiukas. Ji sakė, mama, kai mane rengsi, turėsi nuolat kartoti. Dabar Chiara mato Jėzų. Ir džiaugsmingai ji tai sakė. Ir net 3 kartus kartojo. Jaunimas yra ateitis. Aš nebegaliu bėgti, todėl norėčiau jiems kaip per olimpiadą perduoti deglą. Jaunimas turi tik vieną gyvenimą, jį verta gerai nugyventi. Chiara pamojo, kad prie jos prieičiau. Priėjau. Į ranką man sutaršė plaukus ir ištarė.
Sudie, mama. Būk laiminga, nes aš esu laiminga. Taip mes atsisveikinom. Tai buvo paskutinis jos meilės ženklas, nes Kiera norėjo dovanoti savo ragenas. Aš suvokiau, kad jei mes visuomet būtume taip nusiteikę, viskam pasirengę, mums Dievas atsiųstų tiek ženklų. Taip pat supratau, kad daugybę kartų Dievas praeina pro šalį, o mes to nė nepastebime. Dabar atsisveikinu su jumis, nors norėčiau dar tiek daug dalykų jums pasakyti, bet iki kito karto. Visiems sudie. Ciao a tutti.